Sveiki visi. Šiandien parodysime Jums, kaip pasipuošti Kalėdoms ir paruošti šventinę kompoziciją švenčių belaukiant, adventiniam laikotarpiui ir kalėdiniam švenčių laikotarpiui. Tai gavus rinkinį, pirmiausia išsipakuojame, gaunate jį tokioje didelėje dėžėje, gražiai supakuota, jis gali būti skirtas ir dovanai ar sau užsisakyti galite. Ir ką gaunate rinkinyje? Rinkinyje yra kenio šakos, oazė, apelsinas, konkorėžiai, vainiko pagrindas natūralus, taip pat dekoracijos, uogytės raudonos, žaisliukai ir 4 žvakės. Tam, kad galėtume pasidaryti kompoziciją, taip pat yra vielutės skirtos tvirtinimui. Tai mes jau pasiruošėme iš anksto ir susitvirtinome, bet trumpai parodome, kaip tvirtinasi konkorėžiai. Tai paimame vielutę, apsukame konkorėžį ir šitas kotelis smeigiamas vėliau bus į oazę. Tai taip pasiruošėme ir apelsinų griežinėlius, ir tik tai galbūt galima susipjaustyti mažesniam dalim tą vielutę ir šitaip smeigiamos bus į oazę jos. Šitas šakas galite išsiskaidyti ir lygiai taip pat smeigsis į oazę pagal tai, kaip jums norėsis dekoruoti savo kompoziciją. Jos taip išsitraukia gan lengvai. Šitame inde mes ruošiame kompoziciją. Viduje yra įdėta medžiaga, kuri nepraleidžia vandens, nes oazę reikės pamerkti į vandenį, prisipilti bliūdą vandens ir ant vandens paviršiaus padėti oazę. Ir oazė turi pati prisigerti vandens, jinai įgrims žemyn, bet jos nereikia jokių būdų spausti. Ir visa, kuomet panirs žemyn, tada paimsite ir įdėsite į šį indą. Su peiliu nupjausite nereikalingas dalis. Šitaip atrodo jau paruoštas indas su oazė. Mes irgi lygiai taip pat nupjovėm iš galų oazę ir įdėjome į šonus, kad būtų kuo mažiau tarpų. Oazė prisigėrė vandens ir dabar mes jau galime daryti kompoziciją su gyvų keniu ir su dekoracijomis. Tai pirmiausia pradedame nuo žvakių. Žvakės yra paruoštos su kojelėmis specialiai tam, kad būtų jums patogu smeigti jas į oazę. Tai susismeigiame žvakes ir jau tada pradėsime nuo kenio. Susikarpome kenį šakelėmis tokiomis, kad galėtume įsismeigti į oazę. Smeigiama dalis turi būti nuvalyta nuo spyglių. Šitaip jinai turi atrodyti, tam, kad gražiai įsismeigtų ir gerai gertų vandenį. Kompoziciją galite daryti tiek plačiau išskleidžiant šakas, tiek mažesnio išskleidimo. Jinai priklausomai nuo to, koks yra pas jūs stalas ar vieta, kurioje stovės ši kompozicija. Tik tai svarbu labai aukštai nekelti šakų, todėl kad reikia galvoti ir apie saugumą, nes žvakės liepsna, kad nepagautų šakelės ir kad nebūtų kažkokių tai netikėtumų. Tai šitaip susikarpome šakeles mažesnėmis dalimis ir tas gražias šakeles nusivalius nuo spygliukų smeigiame į oazę. Jūs galite naudoti ir kitokį indą, jeigu turite. Ir tas principas, jisai iš esmės galioja visoms kalėdinėms kompozicijoms.
su keniu. Taip pat galima dėti ir kenį, miksuoti su kitais visžaliais augalais, tuja ar dar kažkokiu tai augalu. Galima naudoti ir dirbtinės šakas, bet jos būna netokios gražios. Nors, žinoma, yra visokiausių. Pas mus yra parduotuvėje pirkti ir labai gražių šakų, tik tai jos lyginant su gyvomis yra ženkliai brangesnės, bet atrodo taip tarsi gyva. Dabar pasiruošus konkorėžius, mes juos su replytėmis nusikerpame iki tokio aukščio vėlą, kad mums būtų patogu smeigti. Kitas variantas, jeigu neturime replyčių, mes tiesiog užlenkiame vėlutę. Ir tada šitaip smeigiame į oazę. Kurioje vietoje smeigti, tai jau jūs patys pasižiūrėkite, kur jums norisi. Tai yra jūsų kūryba ir jūsų improvizacija. Bet visuomet labai gerai žiūrisi, kai būna sudėta grupėmis, didesnė grupė iš 3 konkorėžių, paskui iš 2 arba po 1. Ir dabar jau pereiname prie uogyčių. Uogytės irgi labai lengvai smeigiamos, nes koteliai yra su vėlute sutvirtinti. Jas sudėliojame uogytės. Jos labai lengvai smeigiasi į tą oazę. Ir tuomet jau galima dėlioti apelsinus. Vienas aukščiau, kitas žemiau, kaip jau jums norisi. Taip pat apelsinus galima ir tiek ir konkorėžius, tiek ir apelsinus galima ir klijuoti su karštais klijais, bet jeigu neturite karštų klijų pistoleto, tai tikrai ne problema, su vėlute viskas išsisprendžia. Žaisliukam mes taip pat naudojame vėlutę arba karštus klijus. Tai pasirinkite, kas jums reikalinga. Ir tokiu būdu žaisliukai taip pat įkomponuojami į bendrą kompoziciją. Šitas žaisliukų blizgesys, jisai truputėlį duoda šventiškumo, to tokio spindesio ir kalėdų laukimo džiaugsmo. Pačioj pabaigoje mes dar naudojame dirbtinį sniegą, papurškėme klijų ir užberėme sniegelio. Tai jeigu jūs neturite šitokių purškiamų klijų, galite naudoti plaukų laką ir tuomet galima užberti šiek tiek dirbtinio sniego tam žiemos efektui. Taip lengvai, greitai ir labai jaukiai paruošta kompozicija gali atsidurti ir jūsų namuose, o taip pat galite užsisakyti tokią kompoziciją ir savo artimiesiems, nusiųsti artimiesiems tiesiai į namus, kad jie pasidarytų patys, nes labai dažnai mes tiesiog nerandame laiko pasiruošti kompoziciją, nes tam, kad pasidaryti tokią kompoziciją, atrodytų ir nelabai sudėtinga, gan paprasta, bet viskam reikia priemonių ir apie viską reikia pagalvoti. Tai šiuo atveju sukūrėme tokį produktą, kuris išspręstų jūsų šitą problemą ir jūs galėtumėte džiaugtis patys ir nudžiuginti savo artimuosius.